Sveiki, pasižiūrim pagrindinį šio mėnesio įvykis. Žiūrim. Dovana jums kažkokia. Nuo vyro. Turtingo vyro, nesupratau. O prie ko čia mirtis? Ojei, ojei. Tuoj. Nu čia labai baisu. Įvykis žiūrėkit koks. Turtingas vyras kaip dovana. Čia kaip įkalintas, įkalimo įstaigą, nežinau, kažkokie praradimai, ubagystė netgi, bagystės, oficialios institucijos, čia arba kas nors kalėjime sėdi. O Jėzu, nusivylimas namuose, nu kažkokie konkretus praradimai, gal netgi kažkam mirtis buvo, suprantat, ir laukimas dabar. Pagrindinis įvykis koks? Jum likimo čia dovana, čia ne nuo to vyro dovana. Čia per tą vyrą, čia gal netgi pas kažką jisai mirė, praradimas per tą vyrą, įsiskyrimas, gal jisai kalėjime sėdi, nežinau. Kažkas labai blogai namuose. Liga kažkokiai moteriai. Gal jūs ta moteris, kuri jau sergate ir laukite permainų. Čia jums krenta koks pagrindinis įvykis. Darbas, galbūt naujas persikraustimas, persikėlimas į naują darbą, naujas darbas. Ir tame darbe pas jūs bus meilė ir bendravimas su meilė. Ko gero kažkokia kelionė. Ir labai netikėti dideli pinigai. Čia jums likimo dovana. Va, pagrindinis šio mėnesio toks įvykis yra. Suprantat? Bet čia žiauri situacija, žinokit. Gal jūs net namus praradot. Žodžiu, su finansais yra šakės. Kažkokios apgavystės, gal turėjot gauti palikimą, nežinau, negavot ar kažkaip tai. Oficialios institucijos, per oficialias tas institucijas jūs tiesiog daug ką praradote iš tikrųjų. Čia gali būti bet kas, gal skyrybos su tuo vyru, dėl to karstą rodo, žinot. Nu, čia teismas kaip ir nekryto, čia manyčiau, žodžiu, gal serga tas vyras, gal daug investavot pinigų, jums reikia darbo, nežinau, kad jie išgelbė, gal jis kalėjime, nu žodžiu, nežinau, ar jūs apvogė kažkas, čia labai daug kas gali būti. Bet įvykis toks, kad jūs ilgai jau laukėte pokyčių ir jūs išeinate į ar naujas darbas, bet kartu čia rodo ir jausmus. Čia kažkas susijęs su kelionė, persikėlimu kažkur. Darbas, kažkoks bendravimas su užuomina į meilę ir dideli pinigai.